Kiek daug jūs, ak, vynas. Nu ką jūs dabar čia taip gražiai taip. Vesti žemynėlį kėlį, vesti žemynėlį kėlį, žemynėlį kėlis ir paiks vaikėlis, nemok laivų žeglioti, nemok laivų žeglioti. Jūs galvelė, žalsvainikėlis, alio. Tu daugiau gervėjai. Nemačiau tavęs, labai nubėgau. Tik paskutinį mėnesį. Taip, palauk, šiandien paskutinis mėnesis sekmadienis. Na, jau važiuojant, turėt pastebėti, kad čia tikras vandenų kraštas ir Vilhelmo kanalą šalimais vietą pravažiavo. Yra gyvuliukų, šita mūsų pusė, gaila iš jų. Tiek išmesti, maistas kaip bebūtų. Tai tik auksinę taisyklę turėjo Pamariškiai. Iš 8 vaikų užaugo tik 6. Tik. Du vaikučiai dėja pasimirė, dar būdami maži. Mikeliukas mirė, būdamas pažymėtos karšinimo. Žmonių trukdančių karšinimą. Nei vyro, nei vaikų, nei anūkų, nieko. Tu privalai mumis prižiūrėti, kokios gėlytės žydi gražios. Na... Čia Lietuvos rinkėjas. Baltų įlanka. Vienintelis rankomis iškastas kanalas Lietuvoje. Istorija, žinau, jau dažniausiai į Angliją. Na, čia 16, 17. Ilgokai, tikrai ilgokai. Tai ką Gintarė sakė, kad atseit... Labiausia vaikas. Atėjo tokie žali žmonės ir pastatė pirmuosius 6 namelius. Aha. Šiauriniai Lietuvos daly vyksta netgi šventės varnų gaudymo. Visus utėlis išskris iš... Ne kur nors Varėnoje. Bočiai gimė Vilniuje. O kada? O gal kas galėtų pasakyti, kad už Žvėryno, Šeškinės, Viršuliškio, Antakalnio, Kaštonų, Balsių, Karoliniškio, Putę pučia nuo Kalnapilio alučio, vakarais būreis užlysės. Jūra bočiams lyg malda. Pirmininkės alyvinės obels. Taip. Čia yra trofėjinė. Trofėjinė. Jisai žiūri tą aparatą. Jau šiek pasveikau.
yra sveikų kepenų, jos atsistatyti, jeigu jom yra galimybė, jeigu jom yra pagalba teikiama, jos atsistatyti sužalotos ir pusę kepenų davus, anūkui kepenys per gerus 1,5 metų ataugo. Va, kadangi visi labai gerai supratom, ką reikia gerti, tai aš irgi manau, čia kas yra, bet va, armėnai labai neblogą daro. Netgi aukštesnė turi. Netgi aukštesnė turi. Bet jau už dieną ką mes darom? Kurios mes nebenaudojam. Nes nebereikia. Angliavandeniai ir 2 laipsniai. Kas turi tokią temperatūrą? O ar galim turėti tokią temperatūrą? O hidrintiem iš dalies hidrintiem rezultatiškai tik prie aukštesnės temperatūros, kurią palaiko tik šiltaims. Ačiū, bet aš patačiau šią. Jis neturi laiko ir susikaupti, pabūti su savimi, o labiausia pabūti su savimi, tą, ką nusėta kitos šalies dulkių. Bet dažniausiai mes klausim, o kas esi eilėraštį? Eilės rašo ir mano sesuo, ir mano tėčio linijos labai daug yra meno žmonių. Šiemet tėviškė, aš vėl grįžtu asfaltuotų, neprastų kelių, kaip laikais, mes abudu laukiam vakarais. Praveriu gimtų namų. Įžvalga, jūsų eilėraštį. Jūsų eilėraščių aš neskaitau, o juos Danutė, vienoj aš noriu pasakyti, kad Danutė ne tik poetė, jinai trupučiuką baigė. Jos sutikėjai yra poetai, dailininkai, aktoriai, muzikantai, šokėjai, meno žmonės. Kelias nuo Ievos išvykos ar gražuolį. Ji prasidėjo pietinę košę. Verčiau aplankčiokime po jaunystės sodą. Nuostabiausia esi mano žemė ir kitos jau tokios nebebus. Aš buvau, kai džiaugiuosi esu nusiminus, priglandu prie tiesiamų tavų. Nenustosiu Ir man pasirodė pasaulį tamsu. Bet aš juk esu. Ilgam svečiuosna nieks nepasilieka. Ir tik tada, kai atslenka ruduo, mes susijuokime. Dabar pereinam prie pagrindinio. Galbūt kažkam ateis tokia mintis ar idėja, sakykime,
kažką tai prisiminti vienas. Įsiliesiu prie šitos vietos, kaip tą galima daryti. Nes jūs supraskite, jeigu jums neįvardina, reiškia, jūsų ligos priežasties, nepakėlus akių ten, o jeigu tai ateina moteris, visiškai teisingai sako, 15 minučių, visų ligų priežastis yra pilve. Nėra nei vieno cheminio preparato. Pažiūrėkit, aš čia kol jums tą paskatą ir aš jums čia šnekėsiu, nes iš karto aš gavau, jūs atidarėte namie. Atraskit, nors vieną čia. Atsistokit, kas tą stresą gyvena. Atsistokit į mano vietą ir pasakykit, ką reikia. Arba tik, jeigu žmogus negeria vandens ir žiūrėk, kodėl. Tai mes tiesiog nekreipiam dėmesį. Traškėjimas. Judėjimas. Na ir sutikim su to, kad mityba per pastarosius 30 metų pas mus pasikeitė kardinaliai. Mityboje mes privalome, kad kaulų sąnarių stuburo sistema grinai kaip kopūsto galva ir jo, kiek taip dabar mes pažįstame apie, geri jau 15 metų, jo gyvenimo būdas toks. Ne tūkstančiai skaičiuoti, o minutėmis praleisto laiko vaikščiot gamtoje. Tai čia iš ko pasigaminti to gliukozamino hidrochlorido, jis pasims iš to, ką jūs įnešite. Antrus, trečius, trečius kartus. Nei premjeras, nei partija, nei rinkimai, čia nieks nekalba. Propagandai. Taip, tokiam žmogui reikia ėjo pasiskirti. Ką reiškia emocija, suprantate? Jam praeimo. Gera organizmo veikla. Taip, keistai. Teisingai pasakė, labai protingai pasakė. Aš buvau taip pripletęs prie druskos, kad man silpna būtų, jeigu nėra. Ne, aš vam sakau. Ne, po du mes galvojom.
savininkas. O aš manau, nors ir 10 viršininkų statyk, jeigu esi chamas ir Jūs toliau taip šefuos. Pyragaitį, udėjai, žinokit, ir cukrų dar atėmė. Labai buvo geras, taip klausimas. Nu, ne veltui mes jūsų gimtadienį taip šventėme. Tai va, ir kadangi per daug prinešit, tai... Kad tokie, kurie pasakytų, ai, 3 dienas praėjo 4, gal už 4 kitas iki, kad ginti, tai kad nesinori, žinokit, visai žinoti. Nu, buvo. O tu sienos, nu? Išgriaužti. čia sienos krepšelės. 24 metų Vilniaus bočiai. Jums amžina. Ačiū. Ir aš noriu. Visur, kur tik kviečia ir dar išgalvoti, kur nors į teatrus. Prašom. Čia teisingiausias sprendimas. Tai tikrai labai didžiulis žmogus yra žmogus. Keliaujant po gimtąją šalį, vaga, kuria einam, plačiai šviesi ir kliūtis įveikti dar galim. Už giedrą padangę, už laisvę tautos, Mes negalim būti be dainos. Pas mus Žodžiu, mes tapom kaip tokie artimesni lyg ir spindi tyka gyvenimo brandaus. aiškino, ką valgyt, kaip valgyt. Vilijai sveikatos visi, stiprybės linkėjom. Tam, kad jai kantrybės, stiprybės ir dar viso kito užtektų, tikrai, matot, neplauta iš žemės, aštru, geras. O čia nenuviliu. Ačiū Vilija. Ačiū.